Kamilė spėjo pamesti savo gūdulėlę arba bandė pabėgti jau. Mes rado kitos kėdės, kur sėdi... Gulinai važiavo autobuse. Kur sėdi japonai. Tai Kamiliai atidavė sektuką, kad prisikabinto. Bet jinai taip sėdi savo ir ateina mergina, sako, čia biškai pasižiūrė. Nu. Jis norėjo pats savo važiuoti. 11 ryto. O atrodo, kai 11 vakaro. 12 pradeda švisti, ne? Pusė 12 pradeda švisti ir 4 tam. Tai 4 valandos praktiškai dienos šviesos yra. Nice. O, kokia gražia, ką tu. Einam į tą bažnyčią, pažiūrėsim, kaip jinai atrodo. Šaltukas kanda biškė. Nu bent jau snikt pradėjo, taip kaip norėjau. Kažkokia labai netradicinė bažnyčia, bet jinai uždaryta. Jinai uždaryta? Christmas. 24 dieną. 6 valandą, midnight. O, eisim į... Miegosim jau jaučiu. Ne. Pusė 12 į mišes? Pusė 12 eisim į mišes. Miegosi šią? Ne. Eisim pusė 12 į mišes. Viskas. Dabar eisim į pavalgyti ar į viešbutį? Ne, einam į viešbutį. Persirengsim ir tada... Ne, mums reikia ten. Bet tai galim taip. Eisim į viešbutį, persirengsim ir... varysim tūsim. Labai faini namukai, kai kurie labai primena Skandinaviją / Lietuva. Bent snigt pradėjo labai gerai. Bent jau tiek, ne Kamilė? Labuka. Labuka. Ką, dabar einam iki viešbučio, reikia kažkaip daiktus nusidėti, reikia valgyti, nes čia anksti šiandien viskas susidaro, ne? Aha. Kelinta? 4? Na, nežinau, man atrodo, tai anksti. Kelios vietos susidarytos. Ir reikia nueiti, žinau, kad yra vieta, kur čia tipo slidinėja kažkas square. Tai ten jaučiu gal pagrindinė, žinai, kur eglės stovi ir panašiai. Gaila, kad Christmas marketas uždarytas. Na, tai, jo. Biškis sniego galiu pasakyti, Labai gerai. Senai jau sniegą mačiau. Reikia biškai kavytės iššalti. Double espresso ir visos problemos espresintos. Keturgubą reikėtų. Nu čia Kamilė išrinko mūsų viešbutį prie kažkokių barakų.
Kamile, ten va viešbutis mūsų. Rašo, kad 2 laipsniai šilumos, bet jaučias kaip minus kokia 8. O, lioko yra. Kiek alus? Štuka 5. 10 eurų? Čia yra 10 eurų. Ir 3-4 centai. 10 eurų, kūro, jam. Oi. Kiek mano prosekiukas 2? Kiek tavo proseko kainuoja? Reikia krautą veikti. Tai gal pigiau bus. Bet tai ant kiek gali būti pigiau? 18 eurų šitas mažiukas. 7 eurai koks kainuos. 18 eurų kainuoja. Čia 18 eurų. Okay. Gerai, einam čekint. Ai, parašyta, kad grįš už 20 minučių. Šitaip? Šitaip. Ir dabar paspausk espresso. Ups. Kokia čia? Espresso. Bet čia švarus kalbėta. Nu, kažkas vyksta. O, Kamilė vėl nesiseka atidaryti duris. Nuvaž mūsų vaizdas. Pasirengiam ir varom tada. Aha, pačiu. Apie šitą tu šnekėjai. Jo, einam vidų. Kainelės tai geros, 1000. Bam, bam, bam. Starteriai prasideda nuo kiek? 20-30 eurų. Mainai po 60-80. Daryti, bet matau vidai, kur Tam pagrindinė gatvė yra. kol dar yra čia, nu žinai, dar nėra tai baisiai vėlu. Iš tikrųjų, manau, blogiausia atveju, tai iš tikrųjų gal aš nesuvalgau turėti. Žinai. Aha. Čia kirpykla. Geras. Nu, tai reikia surasti tą bariuką, matau, nueit prieš ant namo. Kokia? Nu, tas kažkoks viržiūrėjau baras, tipo craft bar. Su maistu, bet mes galim tik patrinkom. Čia kažkokia atrodo maisto parduotuvė, ne? Nu. Jo. Centriukė. O, čia viski baras, Lidl. Kur? Bet irgi uždarytas, ne? Ai, second floor. O, Moldvine open. Einam? Moldvine išgerčiau, žinok. Užgertam? Nu, einam, pasišildysim. Sak, šaltai, nu. Šalta. Žinai, ką tai... O, kaip jaukiai atrodo. Davai, leiski. Atsitrankai? Ne. Jeigu uždaryti duris, buvo paskui reikia gausiu. Jo, kur nori. Na, bet čia visur po 10 eurų betaliu. Ai, išaušo ta valanda. Cheers. Už kučelės. Už kūčias. Kučelės. Thanks. O, pažiūrėk, jis lengva. O, kokia šuba. Hello. Kamilė. Taip. Va, tau. Ačiū. Kodėl? Eik pasimatuosi. Kiek kainuoja, pažiūrėk? Šinčilas. Kiek?
100 štukų. 100 štukų? Neuždirbu tiek, sorry. Galima eiti. Bet pažiūrėk, kokie čia kailinukai. Ateik. Žiūrėk. Kur reikėtų jo? Nu. Žiūrėk. Fluffy. Išgeria vieną lausą. Tai nėra čia kalėdinių megztinių? Ai, nu, okei. Thanks, bye. Jo. Nu, gerai. Bet pažiūrėk, ar viskas matosi. Kojo vaikeliai jau. Geriau pažiūrėk, bo paskui žinai, kaip būna. Nu, tragedija, bet kam dabar lengva. Šitie namukai gerai atrodo dar pinkuoti. Jaučiuosi, kai rimtai kažkokiam Lietuvos kaime. Tik tai, kad labai gerai išlaikytas. Labai pala. Kaip nuotaika pagerėja, ne? Planas toksai, kad 12:30. 12 ar 11? 11:30 mišios. Mes čia turim būt. Žiūrėsim, kaip seksis mums šiandieną. O, čia irgi galima gal kalėdinių kokių megztinių nusipirkti. Ai, kailinukas. Natūralus, Kamilė. Tokie akmenys. Vargšas katė. Kailiai. Aš galvoju, čia kailis. Tokie glausa kaip... Nevainam. Na, einam. Gal jau pagaliau einam atsisėsti, pavalgyt, po kol kas ką tik darom, tai vaikštam ir geriam tik tai. Nu, dar nebuvo kur. Ne mūsų bėdas. O parodė, kaip čia gyvena va vietinį. Dabar nedaryti tą patį kaip ir šiandien. Ką? Dabar čia daryti jau vadina kaip patį. O, žiūrėk, koks čia restoraniukas. Išsauksta, tai aš ne... Ar biški pavertiausių kainas. Tai fish and chips 3400 islandietiškų. 3400? Taip. Tai yra 23 eurai kem 4 centai. Kem 5. Tada turim baked fillet Arctic char 4100. Turim tada fish soup 2600. 18 eurų. 18 eurų. Prosecco kainuoja 10 eurų, tai normaliai. Prosecco 10 eurų, kiek alus? Draft. Vikingas vėl štuka 4. Nu tai va, ir tokios kainos. 9,85. Toliau viskas mixed seafood, chicken fillet, burgers, panašios kainos. Tai visur viskas apie tracoką. 20 keli čia dabar. tarp 20 į 30. Čia labai gerai, dar galėčiau pasakyti, papuolėm. Gerai, laukiam maisto. Thank you. Va mūsų. Jau pradėjom doroti. Ką galvoji? Bulvytės labai geros. Žuvytė biškai gal rėvė, bet čia labai įdomi, ne tokia užtapėlė, apkapėlė. Labai daug pipiro. Bet Ir čia kai dabar šnekėjom, žuvis labai gera. Čia ką tik šnekėjom, Viskas važiuoja kaip krenta. Very nice. Ką tik šnekėjom, kad suvokėm daugiau, tai pasirodo šiandien 20% daugiau nes kalėdos. Prisideda prie sąskaitos. Bet tu man nepanaudojai sviestuką. 5 minutės ir viskas kaip ir išlaižyta. Dabar tik liko viską nuplauti. Vaistukai išgerti, kad gerklytis neskaudėtų. Čia tai gyvenimas. Nu va, pavalgėm, pagėrėm. Galim eiti toliau. Neįsim kalėdinio megztinio. Tai tokie patys visi jie. Ieškoti slidinėjimo aikštės.
Slidinėjimo. Čiuožinėjimo? Slidinėjimo? Nu taip. Žvaigždės. Christmas market. Christmas party einam. Nu, mes kaip patį centrą daėjom. Kaip čia susidėjom? Rakeriai? Reikeriai? Reikeriai? Toks ir centras, toks nameliai mediniai tokie. Čia tai labai maža populiacija, kiek čia žmonių gyvena? 300 000 visoje Islandijoje, tai... Ką? Kas čia? Nežinau, katinas, kalėdinis. Einam geriau, manęs prie namelio norėjau. Kur einam? Nu, einam. Uždarytas. Geriau prie katino einam. Šitas valgė žmonės. Aš čia mane... Gali šitą žmonės. Tai va. Čia va šitaip, matai? Toks jaukus miestelis, ne? Po kol kas tokią nuomonę susidaręs. Ne per didelis, visur labai greit, visur gali nueiti. Lempučių daug visur. Kada čia temsta už pusvalandžio? Jo. Reikia čia už valandas ateit, žinai? No. Tik jau į anglišką pabą neinam. O, English pub. Ne, ačiū. Biški po Milano ir panašiai visų tų formų tokie biški liūdna, kur kas ant lovų. Nu, jie matai. Nu, pasimes. Galvoju, padės? Bandyt reikia. Ką čia rodai, Kamilė? Happy hour. Happy hour. Nu, man atrodo, mes negalim neužeiti airišką pubą. Bet einam. Šis ten atsisės. Jo. Tai mes galim, va čia jau gali vieną paimti. Irish humor, I love it. Mes dainuosim dabar. Net airiai įsivaizduoja, kad čia bus nustebęs. Can't sit on the stage, no, unfortunately. Sorry. I'll push up there. Cheers, thanks. Ką mes norim? Aš tą gulpą. Nematau, kur čia matai. Nu, Guinnessą tik airiai reikia. Guinnessą tik reikia. Guinnessą parak. Dabar matau. O kas čia Tubar Bulė Brig, matai? Kilkenny? I never tried Kilkenny. Prasideda. Dabar reikia Kilkenny ir paragauti. Tai kad nėra Kilkenny alaus. Jie čia kažką jau čia suka. Islandijai pasirodo gali ir šaltienos nusipirkti. Visai nieko. Kamilė, šaltienos yra. Nori šaltienos? Ne. Bet čia tikrai kitokia parduotuvė. Norim beef jerky. Ką? Per didelis pasirinkimas. Žiūrėk, jisai sakė šūdas tas gal. Paragaujam mes tą gal. Prie jūros išgersim. Yra... Kur šalčiausia, Ne, yra tas... Yra... Statula, karočią, kur reikia nueiti prie jūros. Nu, susitiksim prie statulos, vienu žodžiu. Štai prieiname pirmą mūsų garsėją statulą. Tai yra vikingas garsusis Islandijos. Jisai prieš daug metų atplaukė su savo būriu iš Norvegijos. Ir jis
užkariavo, nu čia nebuvo ką užkariauti. Jis tiesiog atplaukė ir apgyvendino daug žmonių čia. Ir įkūrė šiuolaikinę Islandiją. Štai jisai, didysis vikingas. Netrukus jūs pamatysite jo didįjį laivą. Nu, mes kaip visada ne ten perėt, kur pešiųjų perėja, bet mes nusprendėm bėgti per gatvės. Kamilė vos nenukrito, aš mačiau, užfiksuota kameroj. Bėgam greitai, ką tu darai? Visai, žinai, kaip pasakyti, kaip Meksikoje. Čia pažiūrėti kažkieno. Čia yra likusieji griaučiai iš Eriko Raudonbarzdžio vikingo. Aš čia menininkai atkūrė, bet čia simbolizuoja jo laivą, su kuriuo jisai atplaukė su savo įgula. Prie šitų krantų, kuriuos matote, va štai šitų krantų, dangoraižio aišku, kad nebuvo. Ir jisai ir jo chebra įsikūrė miestelį čia. Kaip miestelis? Reykjavik. Labai gražu. Istorija, istorija. Istorija yra istorija. Do you want me to take a picture? Yeah. Yeah, no problem. Selfie galiu pasidaryti. Nori selfie pasidaryti? Yeah, that's nice. Yeah. Thank you, me. No worries, man. Thank you very much. Merry Christmas. Na, radom dar vieną trobelę. Rašo yra happy hour, eisim bandysim išsiaiškinti, ką reiškia ta happy hour. Thank you. Merry Christmas. Gerai? What does a happy hour mean? Happy hour is all the draft beer we have there, including the Guinness, including the house wine, and then 3 cocktails: Moscow Mule, Aperol Spritz, and Irish coffee. So you buy one, get one. It's just cheaper than normal. O, Okay, I get you, yeah. kad čia kitoks spinningas yra. Tiesiog pigiau, kaip ir sakiau iš tikrųjų. Nu, aš tai alaus. Aš tai nežinau. Aš alaus. Tu gal vinelę? Nu, tai jeigu būtų karšta jo, bet nežinau, čia yra airis, aš tai tikrai nenoriu. Nu, Kamilė dar visi renkasi, aš išsirinkau gal vietinį lagerį. Tai, nu, toks. Mes. Nu ką, iš vieno bariuko, namelio. Čia bariukai / namelis, nežinau. Tokia fainė. Einam karšto vyno. Tai ką, toliau. Karštas vynas, nuotrauka prie eglutės ir galutinis rezultatas – bažnyčia. Vis dėlto kūčios. Tu žuvytė. Tai labai tikrai valgiam kaip kūčios priklauso. Jokios mėsos nevalgiam. Gal alkoholio, aišku, negalime tiek vartoti, nu bet kam dabar lengva. Ir pasistorija Erikas Raudonbarzdis, ta prasme, sužinojome daug istorijos, daug išprusimo gavome. Labai. Grįžtam pas Diliną. Čia... Rodyti, ką reiškia, va čia yra gyvas bokalas. Kitur užsisakinėjai bokalus ir apšiai jokio gazo nėra nieko. O čia prašau. Ką? Nu, alų paragavom, žuvies paragavom. Dabar reikia paragauti volkerių, islandietiško. Sveiki, sveikutėliai. Pramazinot, kaip Pramazinom, žinokit. Mane viestai bandė nustum, kad aš niekaip nepatekčiau bažnyčią. Žinokit, bandėm eiti ir bažnyčias ir visur niekaip. Puga užpuolė.
Mane tai vėjas taip nuputė, kad niekaip nepatekčiau bažnyčią, nes aš labai stengiuosi. Bet šiaip ne taip 4, žinokit, atsidūrėm į tą bažnyčią ir žinokit, pavėlavom. Sakė, uždaryta jums. Pavėlavom, mišios pasibaigė, visi žmonės išeidinėjo. Gavos kaip gavos. Bet mes jau prieš tai buvom bažnyčiai, pasišnekėjom su savim, kaip kas. Bet turim dabar kalėdinę eglutę, naktį, tada pati gražiausia, parodyti jum. So let's go. Iceland street food, bet mes norėjom čia nueiti, užkandžio. Ten tik sriuba. Tikrai? Ir vafliai. Sriuba ir vafliai, aš jau žiūrėjau. Nenori vaflio? Kažkokio, taip? 100 eurų tiesiog. Oi, čia eilė dar yra. Mes norim draft beer. Ne, čia nieko nėra visas minučių. Tai gal kopalas, sakymu, aš čia neįsim. Kaip mes tam... Ai va, mes iš tikrųjų esam 100 metrų nuo eglutės. Ir aš sakau, čia yra tik tai sriuba ir pankėkė. Nu gerai, tai einam tada toliau. Galim, jei nors sriubos, galim. Dėl ko aš sakiau iš pradžių, eisim čia, o po to sakau, nebeisim. Aš, pavyzdžiui, neatsimenu, kad mes ėjom pro šitą kelią iki eglutės. Nes mes ėjom pro tą. Bet mes čia vapščiai nesam buvę. Imk. No problem, €5. Yeah, thanks. By the Christmas tree. Thank you. I'm filming for my family and for my own family. Yeah. Huh? Phone. I thought your phone. Okay, you can take my phone. Kaip mes čia gyvenam. Sorry. Davai, esa gražiai. Na gerai, toj turiu kišti kišenę jums. Thank you so much, man. Thank you so much. Happy Christmas. Kada nebuvo kišenė įkištas? Gerai, viskas, viso gero. Pabuvom, padarėm, ką reikėjo. Lemputės nufilmavom. Viską įamžinom. Galim varyt. Švęsti toliau. The White Russian. Oh, it's nice. O čia mulled wine tai aš. Mulled wine, let's go. Drinks and food. Drinks and food? Tai va, Šaika, užsisakiau Rudolfo burgerį. Tai normaliai. Nu tai karočią burgeris dvacokas. O mano 2,4 dalim. Mano 17 eurų. Kamilė užsisakė virštos, nes viršta yra. Taip ir kad pasidalinti. O Rudolfą ir bokalas alaus ir mulled wine. ir karštas vynas. 105 eurų. Bam. Ne, nu dar Staro. Ne, gal mažiau. Siberian, Dirty Russian, Caramel Russian. Čia reikėtų žmonėms biškai susidomėti, ką čia daro, nes čia biškai baisu. Jo, biškai politika susidomėkit, ką daro, biškai įsigalinėti. Prašyti jautrių žiūrovų, bet vis dėlto yra kalėdos ir prieš mumis yra burgeris. Leiskite man nuimti tą bandelę. Ir čia yra Rudolfas. Pas Kamilė viščiukas. Geras? Įsitaigi. Tai mes rytoj. Važiuojam į Blue Lagoon. Blue Lagoon. Paul Blue Lagoon tada. Ten maudomės, grįžtam ir varom žiūrėti pašvaistas. Kelintą valandą tai bus? 8:30. 8:30? Ir iki 1 nakties. Ok. Ir tada kitą dieną ką mes darom? Važiuojam į 10 valandų kelionę. Tai visą šitą galėsit pamatyti kitame epizode.